O ar moteris gali turėti matomą pilvo presą? Tam, kad pilvo presas būtų matomas, moters kūno riebalų procentas turi būti nedidesnis negu 20–22 procentai bendros jos kūno masės. Ir su tokiu riebalų sluoksniu būtų matomi pilvo preso kontūrai ir šiek tiek matomas viršutinis pilvo presas. Tam, kad pilvo presas būtų tikrai ryškus, moters kūno riebalų sluoksnis turi sudaryti mažiau negu 15 procentų bendrosios kūno masės. O gerai sveikatai ir gerai savijautai optimalus moters kūno riebalų sluoksnis turi sudaryti 21–32 procentus bendros kūno masės. Tai reiškia, kad norėdama turėti matomą pilvo presą, moteris turi turėti daug mažesnį negu jai fiziologiškai optimalu riebalų sluoksnį. Ir bandymas tą padaryti, išskyrus išimtis, o išimčių gyvenime visada yra, ir tos išimtys yra merginos, kurios iš prigimties turi labai greitą medžiagų apykaitą ir labai mažą riebalų sluoksnį. Visos kitos moterys, stengdamosis turėti matomą pilvo presą, turėtų padaryti ir žalą savo sveikatai bei savo savijautai. Na ir galiausiai, jeigu ir pavyktų tai padaryti, tai tokios formos nebūtų įmanoma išlaikyti ilgą laiką, nes nei sveikata, nei savijauta nebūtų geros. Jeigu jums patinka, arba jūs jaučiate, kad jums yra naudingas mano kuriamas turinys, tai dar daugiau atviresnės, asmeniškesnės informacijos yra mano Contribui platformoje. Ten kiekvienas žiūrovas turi galimybę užduoti man asmeninį klausimą ir gauti mano asmeninį atsakymą arba raštu, arba video formatu. Ir tokiu būdu aš pasidalinu savo žiniomis ir savo patirtimi. Jei norite, jūs taip pat galite užsakyti mano sudarytą treniruočių programą, kurią sudarinėju pagal jūsų užpildytą klausimyną, pagal jūsų tikslus, pagal jūsų sveikatos būklę, pagal įrangą, kurią jūs turite savo treniruotėms, pagal treniruočių stažą ir pagal jūsų nuotraukas, pagal tai, kaip jūs atrodote. Todėl tai gaunasi grynai asmeninė programa arba mitybos planą, kurį taip pat sudarinėju remdamasis jūsų atsakytų klausimynų ir žinodamas jūsų tikslus, jūsų sveikatos būklę, jūsų dienos režimą, maisto tolerancijas arba netolerancijas. Ir taip pat matydamas jūsų nuotraukas, kurios padeda man įvertinti, kiek raumenų, kiek riebalų jūs turite, kiek optimalu būtų numesti arba priaugti, ką galėtumėte padaryti tam, kad kuo geriau, kuo gražiau atrodytumėte. O dabar dar kartą ačiū už tai, kad pažiūrėjote šį video. Prašau, nepamirškite paspausti like ir prenumeruoti mano kanalą.